Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi antroji 2026 metų savaitė. Iš geresnių naujienų. Kyla teltonikos gamykloms skirtos elektros pastotės, Panevėžio energija atsinaujins šilumos ūkį, o vėjo energetika muša rekordus. Iš tokių vidutinių naujienų Baltijos jūroje nutrauktas dar vienas vis dar telekomunikacijų kabelis, Alvorai iškelta restruktūrizavimo byla. Be to, energetikos ministras pripažįsta, kad jūriniai vėjo energetikai metas yra nepalankus, o šalti orai leido fiksuoti elektros poreikio rekordą. Taip pat šį kartą prie viso to parengiau jums nedidelį faktų rinkinėlį apie Venesuelos naftos situaciją po JAV intervencijos. Štai papunkčių. NATO is launching Baltic Sentry. Goodbye Russia, goodbye Lenin. 2024 metų pabaigoje elektronikos komponentų gamintoja Teltonika sukelia nemažai triukšmo pasipiktindama, kad stringa jo suplanuotų gamyklų prijungimas prie elektros tinklo. Šią savaitę naujoje Kuprioniškių pastotėje ESO ir Litgrid sumontavo 2 didelės galios transformatorius. Ši pastotė skirta būtent Teltonika High-Tech Hill technologijų parkui. Tai vieni galingiausių Lietuvoje veikiančių ESO transformatorių, tokie pat sumontuoti tik Vilniaus šiaurinėje ir Klaipėdos rajone esančioje Dirvupių transformatorių pastotėse. Bendra projekto vertė viršyje 19,6 milijono eurų. Beveik 13 milijonų kainuos Litgrid 110 kV skirstykla, dar beveik 7 milijonus ESO transformatoriai ir 10 kV skirstykla. ESO šioje teritorijoje jau yra sumontavusi kelias didelio galingumo transformatorines. Statyba pradėta 25 metų pavasarį, ESO darbus planuoja užbaigti gegužę, o Litgrid metų pabaigoje. Kodėl tai svarbu? Na, gerai žinoti, kad situacija taisosi net ir po to, kai viešoje erdvėje nustojo apie tai kalbėti. Taip pat tai geras priminimas, kad energetika nėra sektorius pats savaime, o stuburas reikalingas visai šaliai. Antroji naujiena apie Panevėžio šilumą. Tai Panevėžio energija už 26,5 milijono eurų statys naują kogeneracinę biokuro jėgainę. Darbus atliks Kelmės rajono statybų įmonės Gilesta ir Kauno energetikos įrangos gamybos bendrovės Greenerga konsorciumas. Elektrinės šilumos galia sieks apie 18,7 MW, elektros iki 5 MW. Per metus ji pagamins apie 143 GWh šilumos ir beveik 38 GWh elektros energijos. Nacionalinis plėtros bankas ILTE projektui suteikė 14,5 milijonų eurų paskolą ir 7 milijonų eurų dotaciją. Likusią sumą 5,1 milijono eurų padengs pati Panevėžio energija. Statybų darbai prasidės šių metų antroje pusėje ir truks 2 metus. Tikimasi, kad elektrinė pradės veikti 2028. Kodėl ši naujiena svarbi? Prieš 14 metų, kai Lietuva už Gazprom dujas mokėjo brangiausiai Europoje, šilumos sektorėje buvo gausiai investuojama į biokuro katilus. Dabar tuometinių investicijų tarnyba jau eina į pabaigą ir juos reikia atnaujinti. Verta stebėti, kaip tai vyksta, nes anksčiau nerimauta, kad ne visiems projektams gali pavykti gauti ES paramą, o tokiu atveju jų visi kaštai gultų vartotojams ant pečių. Dabar šiek tiek skaičių, nes vėjo elektrinės 25 metų gruodį Lietuvoje pagamino didžiausią elektros energijos kiekį istorijoje – 503 su trupučiu gigavatvalandės elektros. Tai sudarė apie 44% vartotojams reikalingos elektros. Išaugusi vietinė elektros gamyba taip pat sumažino ir elektros kainą. Ji gruodį siekė 84 beveik eurus už megavatvalandę ir buvo beveik ketvirčiu mažesnė nei lapkritį. Tai didžiausias kiekis Lietuvos istorijoje, kaip minėta, ir 12% daugiau nei prieš metus. Tuomet buvo fiksuotas ligšiolinis rekordas 442 su trupučiu gigavatvalandės iš vėjo pagamintos elektros, arba 38,5% poreikio. Pernai iš viso Lietuvoje pagaminta 70% šalies elektros poreikio, o 70 dienų elektros gamyba viršijo vartojimą. Tikimasi, kad visą reikalingą elektrą šalis pasigamins 2028 metais. Kodėl tai svarbu? Na, tokių rekordų galima tikėtis ir toliau, kol vyksta naujų vėjo parkų statybos. Vėjo, o vasara ir saulės gamybos pikai lemia žemų elektros kainų laikotarpis. Jie yra palankus vartotojams, tačiau apsunkina elektros gamintojų ir tiekėjų gyvenimą, tačiau pastarosius rūpesčius palengvinti turėtų elektros baterijų plėtra. Dabar žadėtasis intarpas apie mus ir Venesuelą. JAV karinė specialioji operacija Venesueloje, nes karo niekas panašu nebeskelbia, turi pasekmių energetikos išteklių rinkoms.
Jos viena ar kita forma ilgainiui atvilnys ir iki mūsų, tai štai keli dalykai, kuriuos galime apie tai pasakyti be didesnių išlygų. Venesuela praėjusio amžiaus viduryje buvo trečia didžiausia naftos išgavėja pasaulyje. Naftos kartelio OPEC idėjos autoriai ir vienas steigėjų. Venesuelos naftos sektorius buvo nacionalizuotas apie 76 metus, tuomet buvo sukurta valstybinė naftos monopolininkė Petroleos de Venezuela S.A., dabar žinoma santrumpa PDVSA. Prieš beveik 30 mečius šalyje buvo išgaunama apie 3 milijonai barelių naftos per dieną. Tačiau šiuo metu dėl sankcijų ir nepriežiūros Venesuelos gavyba sudaro 1 milijoną barelių, iš kurių pusė yra eksportuojama. Venesuela turi didžiausius išvalgytus pasaulio naftos rezervus, tačiau čia nafta yra sunki ir sėringa, todėl patraukli ne visiems. JAV pietuose esančios naftos perdirbimo gamyklos yra įpratusios prie jos ir geba perdirbti būtent šių specifinių savybių naftą. Gavybos didėjimo ir dėl to mažėjančių naftos kainų artimiausiu metu visgi nederėtų laukti. Viena, Venesuelos infrastruktūra yra nugyventa, todėl jos atstatymas užtruks bent 2 metus. Tai yra, jei jis bus atliekamas išvis, nes antra, šios gavybos ekonomika nebūtinai patraukli, o be to politinė situacija nei Venesueloje, nei JAV nėra pakankamai prognozuojama, kad energetikos milžinės jaustųsi ramiai investuodamos didelės sumas. Tad viskas priklausys nuo uždarų durų susitarimų tarp Baltųjų rūmų ir konkrečių energetikos bendrovių. JAV dar prieš didžiąsias metų šventes pradėjo Venesuelos jūrinę blokadą, kuria siekiama užkardyti sankcionuotų naftos tanklaivių judėjimą. Tikėtina dabar taip tikimasi užtikrinti, kad norimi pasiimti naftos kiekiai keliautų į JAV. Tačiau dalis tanklaivių blokados išvengia, o Vašingtonas žada netrukdyti naftos eksportui į Kiniją. Kitaip tariant, sklinda viena kitai prieštaraujančios žinutės. Galiausiai apie formą. Donaldas Trumpas pareiškė, jog Venesuela perduos 30-50 milijonų barelių naftos JAV perdirbimo gamykloms. Ši nafta bus parduota rinkos kainomis, o už gautas lėšas bus atsakingas pats Donaldas Trumpas kaip prezidentas. Ketinimai kontroliuoti Venesuelos naftos pardavimus neribotą laiką leidžia spėti, kad Venesuelos naftos gavybos pinigus pasiimti siekiama Vladimiro Putino metodu. Tūkstantmečio pradžioje, maždaug tuo metu, kai Kremlius dorojasi su Jukos, pamažėl Vladimiro Putino naudai buvo perimamos ne pačios Rusijos naftos bendrovės, bet jų produkcijos pardavimas, kuris buvo nukreipiamas per vieną bendrovę – Gunvor. Kaip vadinsis Trumpo bendrovė, kuri prekiaus Venesuelos nafta, tikėtina dar pamatysime. Na ir iš istorinių aplinkybių, tai Venesuelos nafta buvo trumpam pasirodžiusi ir Lietuvoje, geopolitiškai reikšmingų momentų. 2006 metais Rusijai nutraukus tiekimą naftotiekio Družba atšakai Mažeikius, būtent Venesuelos nafta buvo importuojama siekiant pakeisti rusišką žaliavą. Ji visgi pasirodė esanti perdėm sunki ir sėringa, kad ją pelningai perdirbė. Na, dabar grįžtant prie įprastos tinklalaidės struktūros, keli paskutiniai potėpiai, kuriuos norėjau paminėti prieš pabaigdamas šią apžvalgą. Vos spėjau išsiųsti praėjusį naujienlaiškį, kai buvo paskelbta apie Baltijos jūroje nutraukti dar vieną telekomunikacijų kabelį. Šį kartą nutrauktas Arelion priklausantis jūrinis komunikacijų kabelis tarp Lietuvos ir Latvijos. Kol kas konkretaus už tai atsakingo laivo kaimynų pareigūnai nesurado, vartotojams paslaugos nesutriko, remontas gali užtrukti iki 2 savaičių. Tai vėl ne energetikos infrastruktūra, tačiau neatmešiu galimybės, kad jos eilė netruks ateiti. Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas teigia, kad planų vystyti jūros vėjo parkus neatsisakoma, tačiau tam dabar nėra tinkamiausias metas. Jis, pavyzdžiui, pateikė Lenkijos aukcioną pasibaigusi su 140–145 eurų už megavatvalandę paramą vystytojui. Tai didoka kaina, todėl Briuselį iš naujo derinama valstybės pagalba tam metui, kai susidarys tinkamos sąlygos naujam aukcionui. Vienai iš Saujelės dujotiekių rangos bendrovių Alvorai iškelta restruktūrizavimo byla. Bendrovė dėl Lietuvos Lenkijos dujotiekio GIPL statybos patyrė apie 5 milijonus eurų nuostolių, bet to už paslaugas apie 2 milijonų eurų nesumokėjo Mažeikių naftos gamyklą modernizuoti turėjusi Britų Petrofac. Restruktūrizavimas reiškia, kad Alvora galės persitvarkyti ir grąžinti skolas kreditoriams. Šalta žiema leido fiksuoti elektros poreikio rekordus. Sausio 8 dieną tarp 10:45 ir 11 valandos elektros suvartojimas Lietuvoje pasiekė 2375 megavatus, tai didžiausias elektros poreikis bent nuo 2014 metų. Be to suvartotas ir didžiausias elektros kiekis per parą – 48,7 gigavatvalandės.
Ankstesni rekordai buvo pasiekti prieš 2 metus, atitinkamai 2268 MW ir 46,85 GWh. Šiam kartui tiek. Primenu, kad ši tinklalaidė yra rengiama to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jeigu naujienas mėgstate labiau skaityti, o ne jų klausytis, naujienlaiškį galite užsiprenumeruoti ir gauti apžvalgai savo pašto dėžutę. Visos reikalingos nuorodos tinklalaidės apraše. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.